Labą dieną visiems, labai smagu, kad susirinkot, visai nemažas būrys. Šiandien yra ypatinga proga. Kas sekat gatvės gyvos ekskursijas, tai žinot, kad šiandien bus dvigubas formatas. Tai yra vienas dalykas, tai yra pirmoji ekskursija po užsienį vieša skirta miestiečiams. Tai tikiu, kad daugeliu šitą vietą ne tik nelankyta, bet galbūt ir iš vis negirdėta. Tai reikėjo dar gerai pasukti galvą, kurgi ta ekskursija vyks. Tai štai mes užsienio prieigose. Tai nauja ekskursija vienas dalykas, o kitas dalykas visiškai neseniai praėjusią savaitę oficialiai pasirodė mano nauja 4 knyga apie Vilniaus rajono istoriją. Vienas iš 6 knygoje aprašytų skyrių taip pat yra užsienis. Tai mes, kai praeisime šitą atkarpėlę, tai manau bus kažkur tai apie 1,5 kilometro atstumo atžvilgių ir trukmės atžvilgių turbūt irgi panašiai apie 1,5 valandos. Tai žodžiu, po 1,5 valandos mes atsidursime Užusienio gatvėje 91, ten yra medinis pastatas, kuriame kadaise buvo kaimo mokykla. Dabar jį neveikia, bet ten yra jaukus bendruomenės namai, kuriuose galėsim pakalbėti šiek tiek apie knygą. Kas norės įsigyti ją, taip pat tą galės padaryti. Ir jeigu norės dar gauti parašą. Tai smagu, kai yra pusė žmonių čia pirmą kartą, tai pirmiausia, aš ekskursiją noriu pradėti nuo tokios truputėlį kontekstualios įžangos. Jūsų kairėje yra labai judri gatvė, tai yra Eišiškių plentas. Šiandien atrodo ta gatvė tokia nieko neypatinga, tiesiog eilinis plentas, kurio juda labai daug automobilių, darbo dieną kamščiai ir taip toliau. Bet šitą kelią, Eišiškių plentą, galima priskirti prie senųjų istorinių Vilniaus kelių. Panašiai kaip Savanorių prospektas yra senas, labai svarbus magistralinis kelias išeinantis iš Vilniaus pietvakarių kryptimi. Panašiai kaip Ukmergės gatvė yra labai sena ir reikšminga, panašiai kaip Polocko gatvė, kaip kelias į Polocką buvo labai reikšmingas. Jojo užsidėti Lenkijos karaliaus karūnos į Krokuvą tuo metu, kuri buvo reikšmingesnė negu Varšuva, tai būtent į Krokuvą ko gero jis jojo pro čia. Aišku, 14 amžiuje nepaliko ten GPS pėdsakų, sunku pasakyti, ar tai yra 100% būtent va šitos vietos, bet trasa yra sena ir gali būti, kad pro čia galbūt valdovas keliavo 14 amžiui ir kaip rašo uždavinys ir netgi 16 amžiui. Ten prieš Liublino uniją tais laikais, kai buvo Barboros Radvilaitės, Žygimanto Augusto laikai, taip pat valdovai nuolat judėjo iš Vilniaus į Liubliną ir toliau Krokuvą būtent šitą trasą. Tai tas kelio istoriškumas, nors dabar, kaip minėjau, nėra matomas, bet užusienio senbuviai jie prisimena, daugelis dar matė savo akimis čia akmenimis grįstą pagrindinę plento trasą ir tai liudija, kad tai buvo reikšmingas kelias, nes ne kiekvienos didelės ilgos gatvės grindė akmenimis, tai būtų paprasčiausiai brangu. Ir galim įsivaizduoti, kad senais laikais galbūt tie valdovai keliaudavai, ten Jogaila ar Žygimantas Augustas, jie kai vykdavo čia, kad ir į medžioklę į Rūdninkų girią, kas buvo labai populiaru, dešinėje matydavo galbūt užusienį ir užusienio kaimą. Gal matydavo, gal ne, čia sunku pasakyti, galbūt čia buvo kokia nors karčiama, nors šitą vietą pravažiuodavo gero netgi valdovai. Kad pavažinėti po apylinkės ir rasti tinkamiausią vietą stadionui, bet kaimo vaikinai iš karto parodė šitą vietą ir savo jėgomis kažkiek tai padėdami Triesto technikos duotos jie per keletą metų, ne iš karto, bet įsirengė stadioną. Ir čia anksčiau buvo tik toks gana sudėtingas reljefas, reikėjo lyginti kai kur nuolydžiai netgi 10 laipsnių, bet galiausiai per porą metų stadionas buvo įrengtas ir po to netgi, kas įdomu, iš kaimo vaikinų branduolio susikūrė futbolo komanda Žilvitis. O va štai šitą vietą irgi buvo auginamos tuo metu eglutės, bet buvo nuspręsta, kad šitą vietą vis dėlto taps stadionu. Ir vat kaip 90-mečio pradžioje čia buvo įrengtas stadionas, jis tapo įvairių sportinių varžybų vieta ir po to, kai praeisime, bus vienoje vietoje informacinis stendas pastatytas visai neseniai, kuriame yra netgi išlikusios archyvinės nuotraukos iš to stadiono gyvavimo laikų. Ir jeigu atvyksite čia vasarą, pamatysite vieną turbūt geriausiai tvarkomų Vilniaus stadionų. Ir tai sakau, tai nėra tas atvejis, kur ten savivaldybė ar valstybė paėmė ir pastatė, tai realiai tiesiog entuziastingi žmonės paėmė savo jėgom įrengė. Ir pavyzdžiui, čia vėlgi dabar žiema, bet yra tokia medžio alėja, eglių ir beržų, tai jinai irgi vasarą labai gražiai padaro čia tokį, padaro keturkampę, tokį jaukę salelę, kuris netgi atskirtas nuo gatvės triukšmo medžio alėja. Jūsų dešiniai įspūdingi šlaitai, labai smagu leistis, bet netaip smagu pakilti, kai reikia. Jūs tai žinokit, suksim į kairę, galite, jeigu kas nori stabtelt trumpai. Šiaip bus geresnė truputėlį panorama eigoje, bet
tos Kaminos tolumoje visai įdomiai atrodo. Ir sakau, vasarą šiaip nesimato, nes būna užaugę lapai. Atsigręžę atgal jau į tą pusę, kur rodau ranką, tai ten yra keletas senų eglių. Tai va tos eglės yra būtent išlikusios iš to dekoratyvinio ūkio laikų, tai yra kai čia viskas, va šitas plotas buvo užsodintas eglutėm, kurios buvo skirtas miesto apželdinti, tai vis dėlto dalis, kaip kalbėjom, tapo stadionu, bet keletas eglučių liko iš tų laikų, kaip toks irgi nebylus istorinis gamtinis paminklas. Dabar noriu papasakot truputėlį, kaip simbolį panaudoti priešais jūs, aišku, saulė spigina, bet matote yra medinis kryžius. Po to ten pamatysite, šiek tiek dabar uždengė žmonės yra akmeninis, toks kaip bareliefas galima pasakyti. Tai kryžius pats yra pastatytas 90-metį, jis yra čia gyvenusio meistro Česlovo Kazlausko darbas. Ir šitas kryžius ne tiek yra gal netgi ir svarbus kaip pats iš savęs meno kūrinys, bet jis taip pat simbolizuoja tai, kad čia buvo kaimo pradžia. Arba galima sakyti ir kaimo pabaiga. Nes, ką noriu pasakyti, vėlgi, jeigu grįžtame į kokius 90-osius metus, netgi grįžtame į 80-osius, 70-osius metus, va čia niekur nebuvo namų ir praktiškai pirmieji gyvenvietės namai susitikdavo čia. Bet noriu pasakyti, kad šitas kaimo kryžius, čia gali dabar viskas susimaišyti, kodėl sakau, kad jis gal žymi netgi ne kaimo pradžio, o pabaigą labiau, dėl to, kad senoji užusienio kaimo dalis yra šiek tiek toliau. Mes iki jos prieisim ekskursijos pabaigoje, o vat šitas dabar tokia tuščia tarsi žmogaus neįdirbta žemė, į kurią žmogus ateina, tai naujai užkariauta žemė, sakytume, jinai buvo pradėta vadinti celina arba plėšiniais. Tai vat panašiai buvo čia. Kad seniau kaimas buvo tenai, kur mes būsime vėliau, bet ankstyvoji sovietmečiais pradeda po truputėlį plėstis čia, čia naujai užkariauta, sakytume, taip kaimo žemė, jinai pradėta vadinti celina. Galvoje, bet dabar tada sekantis mūsų punktas, tai dabar mes matome jau tokį miesto ženklą, tai yra autobusas. Autobusas šiaip, kaip ir kalbėjom, 69 metais užusinis prijungiamas prie miesto, šiek tiek anksčiau gauna elektrą, po to po kelių metų atsiranda vandentikis, šiek beje labai egzotiška čia matyti juododį vairuoti, tikrai pirmą kartą gyvenime. Tai va, ir tada nutinka taip, 79 metais pradeda kursuoti retkarčiais trečias autobusas, bet jis važiuoja kitur, tiesiog kartais užsuka čia. Ir 83-aisiais jau vyksta 41. Tai vat, kas įdomu, kad nuo 83 metų, kai čia pradeda važiuoti 41, jo trasa nei kiek nepailgėjo, tai yra daugybė metų, tai yra vienas svarbiausių taškų užusienio kaime. Tai va, tai čia yra stotelė ir taip pat čia yra vieta, kur galima sakyti jau yra skirtis tarp naujojo užusienio kaimo ir senojo užusienio kaimo. Jeigu mes pažiūrėtume fotografijas, pavyzdžiui, Antro pasaulinio karo, ten kokį 44 metų, tai mes pamatytume, kad va čia daugmaž galima būtų brėžti ribą ir sakyti, kad va, tai yra pokarinis kaimas, o tai, kas buvo tenai, yra senoji užusienio dalis. Ir čia, va, jeigu vėlgi grįžtume ten kokius 44-50 metus ar dar prieškarį, tai čia matytume truputį kitokį vaizdą, būtų tuščiau, būtų arba dirbama žemė, kažkiek tai miško, o kai kurie senbuviai prisimena, kad čia netgi stovėjo kalvė ir popierių netgi prieš tos kalvės filmavo filmus. Šiaip kai kurie sako, aš negaliu to patvirtinti, nes man nepavyko rasti juodo ant balto, kad tai būtų tiesa, bet yra tokių pasakojimų, kad čia netgi filmavo kažkokius tai epizodus, garsiojo Žalakevičiaus niekas nenorėjo mirti. Bet aš ten stenogramose nesu radęs tokio fakto, kad būtų filmuota čia, tai čia ateities tyrinėjimų. Bet tai atsiranda namų numeracija, nes anksčiau kaip ir kitose kaimuose būdavo kaimo pavadinimas ir tada šeimos pavardė, visi žinojo, kad tai yra ten. To atsirado numeracija. Dar vienas įdomus dalykas, kuris galėjo visiškai kitaip nulemti šitos vietovės istoriją, tai yra, kai užusienis buvo prijungtas prie miesto, labai prasidėjo aršios diskusijos spaudoje ir matyt kabinetuose valdininkų, kad šitą gyvenvietę reikėtų paversti pramoninę zoną. Ir nors ir buvo stumiama idėja čia padaryti pramonę zoną, galiausiai iš esmės gyvenvietė taip ir liko kaimiška. Bet galėjo būti kažkas panašaus į kirtimus, pavyzdžiui, dėžės, stačiakampiai greta sienį ir visai kitoks likimas. Tai jo, dabar mes einam į senąją užusienio kaimo dalį. Ten pakalbėsim apskritai apie kaimo atsiradimą, jo prielaidas.
Tai už užsienio kaime, kas yra visai patogu, pavyzdžiui, galvojant apie ekskursijas, kas kažkiek laiko yra tokie svarbus strateginiai sustojimai, tai yra kaimo pradžia, tada yra stotelė, o dabar yra dar viena vieta, kuri, aš netgi knygoje pavadinau, maistas ir vanduo. Tai vienas dalykas, tolumoje matote parduotuvę, dabar tai yra, šiaip, savitarnos parduotuvė šiuolaikiška, kur teini išsirinki prekes ir sumoki, bet dar netaip seniai, vos prieš porą metų čia buvo senoviško tipo parduotuvė, tai yra, kur stovi pardavėjas už prekystalio. Tai šiaip visai įdomus dalykas, dėl to, kad, kaip žinot, Vilniaus mieste netinklinių parduotuvė apskritai buvo likę labai mažai ir jų labai mažėja, tai va čia dar prieš porą metų atvykęs galėjai pamatyti tokią seno tipo parduotuvėlę. Kitas dalykas, tai yra priešais jūs yra vienas iš kelių tvenkinių už užsienyje. Šiaip čia mes, kadangi esam tokie plynaukščiai, tai keliaujant po visą teritoriją galima pamatyti kelias pelkėtas vietas, kurios turi savo pavadinimus. Tie pavadinimai, pavyzdžiui, jūs šiandieninį žemėlapį, ten kokį Google Maps'ą atsivertę jų nepamatysite, nes jie yra vietinių žinomi puikiai, toks gyvas įamžintas pavadinimų paveldas. Tai, pavyzdžiui, šitas tvenkinys vadinasi vietiniai, pagarsinkit kaip Červonka. Kas yra Červonka? Ką reiškia Červona? Raudona, jo. Dabar negaliu parodyti spalvos, nes kaip matote šalia, bet šiaip vanduo yra toks drumstai rudas, raudonas, gal rausvas. Tai čia jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrim... Ir dabar pagaliau noriu trumpai pristatyti, kaipgi iš viso tas užsienio kaimas atsirado ir kada. Šiaip 16 amžiuje kas įvyksta, tai yra visoje Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, ne tik dabartinėje Lietuvos teritorijoje, bet ir kaiminėse šalyse, kurios tada į LDK įėjo, buvo vykdoma tokia valakų reforma. Kalbant apie valakų reformą, tai paprastai ir aiškiai, tai buvo tiesiog ekonomikos optimizavimo, efektyvinimo ekonomika, tai yra buvo siekiama ne tai, kad žmonės dirba žemę kažkaip tik pavieniui, neefektyviai, produktyvumas mažas, bet verčiau tą žemės ūkį padaryti tokį labiau organizuotą ir būtent buvo formuojami nauji kaimai, buvo formuojama viską. Tai daug tokių kaimų atsirado Valakose, bet taip pat atsirado tokių vietovių, kurių niekaip neišeidavo suformuoti į Valakus, nes įsivaizduokit, gamtoje nėra taisyklingų stačiakampių. Tai negali visko langeliai suskirstyti ir atsirasdavo tokių teritorijų, kurios kažkaip tai buvo už ribos, koks nors ten atragis keistas ar panašiai. Tai va tos teritorijos, kurios buvo už taisyklingo Valako ribos, kažkur tai šonuose pabirusios, jos buvo pradėtos vadinti už užsienės ir bazascentais. Tai yra už sienos, už Valako sienos, už Valako ribos. Ir po to ta gyvenvietė po truputėlį plėtėsi, va čia visur buvo tas branduolys, bet iš esmės gatvių tinklas yra labai senas. Ir pavyzdžiui, tokios gatvelės kaip šita, arba kitos, kurios atsišakoja kaip šeiminiai skersgatviai, tai yra seni keliai, kurie vedė ten kokį nors Raistelį, Juodšilių, Salininkų ar kitų, arba Vilniaus link. Tai čia yra kaimų branduolys, kuris galbūt susiformavo 16 amžiuje. Ar čia buvo gyvenama anksčiau, senesniais laikais, sunku pasakyti. Ką žinom, kaip minėjau, kad tikrai buvo piliakalniai prieš daugiau negu 2000 metų. O kaip po to čia buvo tankiai retai gyvenama, jau čia žino tik istoriją turbūt. O kairėje aukštas baltas namas, dabar visai taip tvarkingai, simpatiškai renovuotas, jame 90-aisiais buvo irgi parduotuvė. Tai kaimas vienu metu turėjo netgi parduotuvę ne tik ten pagrindinė, bet taip pat ir čia. Tai va, čia dešinėje tokie etnografiniai elementai šiek tiek, požeminiai statiniai. Yra jų ir kai kur kitur pabyrę po kaimą, bet jų taip reikia paieškoti truputėlį. Ir čia dešinėje, kaip sakiau, yra visur šlaitai. Labai smagu leistis į apačią, ne taip smagu į viršų kilti. Va, dešinėje matysite televizijos bokšto anteną, kažkur tai miestelė. Dar vienas objektas, kuris savotiškas irgi svarbus taškas kaimo gyvenime. Paprastai, jeigu matom kokią nors koplytėlę kryžių kaimuose šiais laikais, ne faktas, kad jie yra naudojami. Stovi koks nors senas gražus kryžius, bet stovi ir tiek. Tai įdomus istorinis paminklas. Čia mes matome nors ir naujovišką, bet iš tikrųjų naudojama koplytėlę. Ir kas įdomu, jeigu jūs, pavyzdžiui, Wikipedijai parašysite gegužinę, tokį terminą, gegužinės pamaldos, tai jums rodys ne kokią nors ten
garsią koplyčią Lietuvoje, o būtent šito objekto. Ir šita koplyčia, kaip minėjau, tai yra jau naujas pastatymas, bet čia galbūt kai kurie mato, yra parašyta, kad jinai pastatyta pirmą kartą 22 metais, dar tarpukariu. Aišku, tada atrodė kitaip, tai buvo labiau toks medinis kryžius, taip pat kažkokia tai vieta atsisėsti, pasimelsti. Bet jeigu dar pažiūrėtume dar senesnius žemėlapius, pavyzdžiui, 19 amžiaus pabaigos, tai irgi juose matosi, kad šitoje vietoje, tokiame nedideliam gatvių išsišakojime, pažymėtas kažkoks tai kryžius žemėlapyje. Tai galima teigti, kad čia šita vieta jau įreliginta, jau buvo dar netgi dar anksčiau negu 22 metais. Čia tai buvo nuo seno labai lankoma. Tai dabar norėčiau papasakoti apie tai, ką jūs matote prieš savo akis. Dabar tai yra užsienio bendruomenės namai. Tai visokie renginiai vyksta, puikus pavyzdys, va čia matote šiek tiek lygiai įrangos. Vakar užsienio buvo švenčiamos užgavėnės ir ne tai, kad ten 10 žmonių susirinko, iš tikrųjų buvo turbūt geras 100. Tai tikrai aktyviai vyksta veikla, užgavėnės, kitos bendruomenės šventės. Taip pat čia šitame pastate yra šitos apylinkės balsavimo vieta. Tai per kiekvienus rinkimus čia gyvenantys žmonės eina čia balsuoti į šitą medinuką. Bet šiaip pastato istorija yra tokia, kad jis iki pat 2011 metų veikia kaip kaimo mokykla, pradinė mokykla. Jis čia buvo perkeltas, būtent sakau, perkeltas po Antro pasaulinio karo praeis. Bet kaip minėjau, ta mokykla Kregždutė uždaryta ir dabar yra bendruomenės namai. Tai mes užeisim į vidų, ten šitą būtinai papasakosiu. Dar čia, jeigu mėgstat šitas apylinkės, jaučiat, kad patiks, tai nuo čia taip pat galima leistis į miškus ir ten pamatyti 100 km taką aplink Vilnių. Ir taip pat leidžiantis šiais laiptais mes patektume, jeigu keliautume į Savanorių prospektą, į žemuosius panerius. Tai paneriai su užusieniu yra gana glaudžiai susiję, ta prasme, kad ne tik geografiškai vienas šalia kito yra arti. Nors šiaip tas artumas čia yra toks sąlyginis, kad turi per mišką eiti, labai yra statu. Bet šiaip užusienis kelis amžius priklausė Panerių dvarui, nes Panerių dvaras... Naujiena, kad rašau knygas apie Vilniaus pakraščius. Šitos knygos formatas yra labai panašus kaip ir ankstesnių. Tai yra sudaryta taip, kad jūs galite ją ne tik skaityti namie, bet taip pat atsivertę kažkokį skyrių, pavyzdžiui, Pašilaičius. Matysite, yra žemėlapis ir tiesiog vaikštote po Pašilaičius, skaitote, pamatote viską gyvai ir labai po to apsidžiaugia grįžtate namo. Tiek daug naujo sužinojate ir pamatėte. Tai šitą knygą sudaro 6 skyriai, gal kas gali pavardinti, kokie rajonai sudaro šią knygą. Tai mintis yra tokia, kad vakarai prie knygos, vakarai su Vilniaus istorija, bet galima taip pat iššifruoti, kad rajonų istorijos vakarai, galima netgi skaityti rajonų istorijos taškas vakarai, nes šitoje knygoje mes kalbam apie vakarinę miesto dalį. Tai yra visi mano išvardyti rajonai, kurie aprašyti knygoje yra vakarinėje miesto dalyje. Ar tai bebūtų užusienis, ar tai bebūtų Pašilaičiai. Ta geografija knygos susidėliojo, tiesą pasakius, natūraliai, nes nebuvau apsisprendęs, kad aprašysiu šitos rajonus, o ne kitus. Galėjo šiek tiek keisti sąrašas, bet kai renki istoriją, būna į kai kurias papkutės, ten papkutė Pašilaičiai, ar ten užusienis kaunasi daugiau failų ir matai, kad tą jau vietą verta aprašyti. Taip nutiko, kad šį kartą keliaujame į vakarinę Vilniaus dalį. Ir kaip prašau įžangoje, apeidami centrą ir nesižvalgydami visai rytus. Tai yra tik vakariniai dalykai. Ir jas gražiai sudėsite vieną prie kitos ir kad nei viena iš jų labai neišsišoktų. Būtų viskas kontekstualu. Taip pat, kalbant apie spalvų kodavimą, kaip minėjau, kiekvienas rajonas turi tam tikrą savo spalvą. Pavyzdžiui, Pašilaičiai, jeigu matote, yra mėlyna spalva. Burbulas toks mėlynas. Tai dabar pabandykite atskirti kitas spalvas. Kokios spalvos yra Justiniškės knygoje? Aš manau oranžinė. Spėjat? Žmogus sakė oranžinė ir atspėjo. Pirmą kartą tikrai oranžinė. Justiniškės yra oranžinė. Šiaip šitas spalvas, kodėl paminiu, nes ką šitoj knygoje pagaliau nusprendėm padaryti, jeigu matote briauną, vos, tai yra visur skirtingi atspalviai. Ir tai yra šiaip labai patogu keliaujant, tai yra, kad jeigu tu eini, pamatė objektą, įsidėjai knygą į kišenę,
tai po to žinai pagal spalvą, kur atsiversti. Tiesiog praktinis dalykas, kurio nedariau kitose knygose, bet žinau, kad tai žmonėms buvo visai reikalinga. Tai šiaip dar noriu irgi paminėti, visos mano knygos yra minkštais viršeliais, būtent tam, kad jūs galėtumėte į kišenį įsidėti arba į Lenarą kokį didelį ir vaikščioti patogiai bet kuriame rajone. Jūs turite klausimų kokį nors? Kokių rajonų dar liko neprašyti? Dar liko daug. Pavyzdžiui, kas dabar šauna į galvą, Jeruzalė neaprašyta, Santariškės, Valakampiai, kas dar. Šiaip yra, žinokit. Aš kažkurią dieną buvau atsisėdęs ir pasidariau sąrašą ant popieriaus lapo, kur dar galima būtų ką prašyti, dar kokiems 6-7 skyriams tikrai vietos. Gal tada jeigu kas norės dar pasišnekėti asmeniškai, nedrįsta paklausti dabar, aš būsiu čia visą laiką, jeigu kas nori parašo, tai kreikit. Ačiū, kad dalyvavot, skaitykit, kvieskit draugus. Prasidėjome su ekskursija po užsienį, štai dabar finalinė dalis, galima pavartyti knygą, joje taip pat yra 6 skyriai ir vienas iš jų yra po užsienį, tai galima pasivaikščioti savarankiškai, jeigu nepatinka su gidu. Surado laiką ir dėmesio mūsų bendruomeniai ir savo kūryboje pažymėjo, paryškino mūsų gyvenvietę, užsienį, mūsų bendruomenės kažkiek tai veikla, bet daugiau istorija mūsų gyvenvietės. Esam dėkingi labai ačiū Albertui, labai ačiū nuo visų mūsų kolektyvų, nuo mūsų bendruomenės pirmiausia, kad atsiradote. Ir aš galvoju, kad mes verti to, kad apie Zastenkus atsirado tokia istorija, knyga, vien tik apie Zastenkus. Todėl, kad labai gili, turtinga istorija, labai šaunus žmonės, apie kurios galima būtų daug parašyti, kaip jie dirba, kaip jie išlaikė tą gyvenvietę. Aš šiandien noriu padėkoti Albertui dar kartą už tą, kad jisai parašė tą knygą, pristatė, ir pasidžiaugti, ir prašau paplaistyti.